Kalbės 45. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Džonas Trumpas. Chief Justice Roberts, Gerbiamas aukščiausio teismo pirmininkė, pona Robertsai, prezidentė Clintonai, prezidentė Bushai, prezidentė Obama, taip pat visi amerikiečiai ir pasaulio žmonės. Visiems ačiū. Mes, Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai, dabar dedame labai didelės pastangas, kad galėtumėme atkurti savo valstybę, atkurti visus pažadus, kurie buvo duoti mūsų žmonėms. Kartu mes apspręsime Amerikos vystymosi kursą, taip pat ir pasaulio vystymosi kursą daugeliu metų į ateitį. Mes stosim akistaton su iššūkiais. Mes tikrai stosime akistaton su sunkumais, bet savo darbą padarysime. Kas 4 metus mes susirenkame ant šių laiptų ir iš tikrųjų taikingai perdavome valdžią vienas kitam. Ir aš esu labai dėkingas prezidentui Obamai ir pirmajai poniai Mišelei Obamai už puikią pagalbą, kurią aš gavau perimdamas valdžią. Jie buvo nuostabus. Šiandieninėje ceremonijoje mes turime labai ypatingą reikšmę, nes mes ne šiaip savo perimame valdžią ir jį perina paprasčiausiai iš vienos administracijos į kitą, tačiau mes šiuo metu perkeliame valdžią iš Vašingtone DC ir atiduodame ją jums, žmonėms. Per ilgai maža mūsų tautos grupė naudojasi tomis dovanomis ir tuo, kas buvo pasiekta, vien tik savo tikslams. Vašingtonas klestėjo, tačiau žmonės negavo tos dalies, kuri jiems priklausė. Politikai klestėjo, bet darbų nebuvo ir fabrikai, gamyklos buvo uždarinėjami. Establishmentas pats save gynė, bet ne mūsų valstybės piliečius. Jų pergalės nebuvo jūsų pergalės. Jų triumfai nebuvo jūsų triumfai. Ir jiems švenčianti visos tautos sostinėje buvo mažai švenčiama visose kitose valstijose, šeimose, visoje mūsų valstybėje. Visa tai tikrai pasikeis, pradedant nuo dabar, nuo čia. Nes šis momentas yra jūsų momentas. Jis priklauso jums. Jis priklauso visiems, kurie čia atvyko ir visiems amerikiečiams. Tai yra jūsų diena, tai yra jūsų šventė. Ir Jungtinės Amerikos valstijos yra jūsų šalis. Kas iš tikrųjų yra svarbu? Ne tai, kuri partija valdo mūsų vyriausybę, bet kad mūsų vyriausybę kontroliuotų žmonės. Sausio 20 dieną 2017 metai bus prisiminti ilgam kaip diena, kurią žmonės tapo savo tautos valdytojais. Užmirštieji mūsų šalies vyrai ir moteris daugiau nebebus užmiršti. Visi dabar jūsų klausysis. Jūsų yra dešimtis milijonai ir jūs būsite istorinio judėjimo dalimi. Ir naudą pajaus ne tik šalis, bet ir visas pasaulis. Patirs tai, ko anksčiau dar neregėjo. Šio judėjimo centre
yra įsitikinimas, kad tauta egzistuoja ir kad mūsų valdžia turi tarnauti piliečiams, visiems, kad būtų sukurtos saugios šeimos, kad būtų sukurti saugus darbai visiems Jungtinių Amerikos valstijų piliečiams. Tai yra teisingi, pagrįsti poreikiai bei reikalavimai, kurių nusipelnė mūsų tauta, nes dar per daug ilgai mūsų žmonės kentė kitokią realybę. Moteris ir vaikai kenčia skurdą mūsų miestuose, uždaryti fabrikai, gamyklos, taip pat mažas pramoninis klestėjimas, nukentėjusi švietimo, mokymo sistema ir dėl jos gražus jauni studentai negali mokytis ir negali įginti žinių. O pakalbėkime apie nusikalstamumą, apie narkotikus, kitus nusikaltimus, kurie apvogė daugelį jūsų gyvybių, taip pat mūsų šalį. Tuo tarpu visi šitie žmonės turėjo labai didelį potencialą. Dabar visi šitie neigiami dalykai bus sustabdyti ir baigsis dabar ir būtent čia. Mes esame viena tauta ir visų mūsų skausmas yra bendras. Mūsų yra bendros svajonės ir mes privalome turėti bendrą sėkmę. Mes turime vieną širdį, vienus namus ir vieną ypatingai svarbų tikslą. Šiandien aš tapsiu prezidentu ir aš prisiekiu visiems amerikiečiams. Daugelį dešimtmečių mes nesirūpinome pramonę ir tokiu būdu subsidijavome įvairių kitų šalių kariuomenės. Tokiu būdu mes iš tikrųjų nukentėjome ir daug ką atėmė iš savo tautos. Mes gynėme kitų tautų sienas ir tokiu būdu negynėme savųjų. Ir mes išleidome trilijonus dolerių užjūrio programoms. Tuo tarpu Amerikos infrastruktūra yra apgailėtinos būklės. Mes praturtinome daugelį kitų valstybių. Tuo tarpu pasitikėjimas mūsų šalimi, nepaisant viso to, sumažėjo. Uždarytos gamyklos, viena paskui kita. Nedaug išliko ir net nepagalvota apie milijonus amerikiečių darbuotojų, kurie liko be darbų. Vidurinės klasės gyvenimas pablogėjo. Ir visa tai buvo padaryta kitų praturtėjusių sąskaita. Bet čia jau yra praeitis, o dabar mes žvelgiame tik tai į ateitį. Mes čia šiandien susirinkome tam, kad paskelbtumėme naują priesaką, kuris galiotų kiekviename mieste, visuose užsienio sostinėse, visame pasaulyje. Nuo šios dienos egzistuos nauja vizija ir ji galios mūsų valstybei. Nuo dabar ir ateityje ši vizija bus vienintelė ir pirmoje eilėje bus Amerika. Pirmoje eilėje bus Amerika. Kiekvienas sprendimas dėl prekybos, dėl mokesčių, dėl imigracijos, dėl užsienio reikalų, politikos bus atliekami tam, kad jie pasitarnautų amerikiečiams, darbininkams ir jų šeimoms. Mes privalome saugoti savo sienas nuo kitų šalių ir taip pat nuo kitų šalių produktų, nuo vagysčių ir nuo darbų vagysčių. Apsauga lems tikrą klestėjimą ir mūsų stiprybę. Aš su savo kiekvienu kvėptelėjimu nepasiduosiu ir niekada jūsų neapvilsiu.
America will start winning Amerika again, vėl winning pradės like savo never pergalės, before. kaip niekada anksčiau. We will bring back our jobs. Mes gražinsime We will darbus, bring back our borders. mes gražinsime We savo will bring sienas, back our wealth. mes gražinsime And we savo will galę bring ir back mes our gražinsime dreams. savo svajones. We will build new roads Mes and highways pastatysime and naujus bridges kelius, and greitkelius, airports and tiltus, tunnels oro and uostus, railways tunelius, all geležinkelius across our wonderful nation. visoje mūsų nuostabioje We šalyje. will get our people Mes off of welfare and back to work. praturtinsime visus savo Rebuilding our žmonės, country gražinsime with juos į American darbus, hands atstatysime and savo American valstybę labor. amerikietiškomis rankomis ir amerikietiškųjų darbų. We will follow two simple rules. Mes laikysime Buy dviejų paprastų American and taisyklių. hire American. Amerikiečiai dirba, amerikiečiai vadovauja. We will seek friendship and Mes sieksime goodwill with the draugystės, nations of the gerą world. valia But we do su visomis so kitomis with the pasaulio tautomis. understanding Tačiau mes that tai it is the darysime right of all suprasdami, nations kad to kiekviena put their tauta own turi interests teisę first. ginti pirmoje eilėje savo We do not interesus. seek to impose our way Mes of life on neprimetinėsime anyone, but savo rather nuomonės to let it kitoms shine šalims. as an example. Ir We will Mes shine tikrai for everyone to švitėsime follow. ir tapsime pavyzdžių visiems kitiems. We will reinforce old Mes alliances and form sustiprinsime new ones and savo unite the civilized ekonominę world situaciją against ir radical taip pat Islamic leisime, terrorism, which we neleisime will klestėti eradicate radikalizmui completely from the face ir of the earth. neleisime jokių nesutarimų šioje srityje. At the bedrock of our politics will be a total allegiance Politikos to the United pagrindą States of America. sudarys lojalumas Jungtinėms Amerikos valstijoms. Ir per savo lojalumą mes dar kartą pakartotinai rasime savo lojalumą vienas kitam. Kai jūs atversite širdis patriotizmui, nebeliks vietos jokiems prietarams. Biblija mums sako, kaip malonu yra ir gera, kai Dievo žmonės gyvena kartu vienybėje. Mes privalome atverti savo mintis, išsakyti savo nesutarimus, tačiau visada privalome būti solidarūs. Kai Amerika bus suvienyta, jeigu ji tokia bus, ji bus nesustabdoma. Nereikia bijoti. Mes esame apsaugoti ir mes visada būsime apsaugoti. Mūsų saugos didus mūsų valstybės vyrai ir moteris, mūsų teisėsauga ir, kas svarbiausia, mes būsime saugomi Dievo. Galiausiai mes privalome galvoti ir mąstyti dideliais užmojais ir suprasti, kad Jungtinės Amerikos valstijos tai yra tokia tauta, kuri gyvos tol, kol ji sieks gėrio, sieks vystimosi ir ne vien kalbės, ne vien skųsis, bet ir kažką darys, kas buvo iki šiol. Laikas tuščioms kalboms baigėsi. Dabar atėjo laikas veikti. Neleiskite niekam jums nurodyti ir sakyti, kad tai neįmanoma. Tai yra iššūkis, kurį mes tikrai įveiksime, vadovaudomisi savo dvasia. Ir mums tikrai pavyks. Mūsų šalis klestės ir vėl. Mes esame pasirengę atverti kosmoso erdves ir atlaisvinti žemę nuo baisių ligų
industries ir and technologies, pasirūpinsime, kad mūsų tomorrow. energetika, technologijos A new klestėtų. national pride will stir our souls, Ir lift our mumise sights, gims and heal naujas our nacionalinis division. pasididžiavimas. It's time to remember Atėjo laikas that old prisiminti, wisdom our kad soldiers will never mūsų forget. karių that išmintis whether we are nepamiršta. Ir or nesvarbu, brown ar mes esame or white, juodaodžiai, all rudos spalvos ar bleed the baltaodžiai, same mes red visi blood tikime of patriots. vienodų, tuo pačiu raudonu mūsų patriotų krauju. We all enjoy the same glorious Mes visi freedoms, privalome and we all vadovautis ir salute the naudotis same great tomis pačiomis American gerybėmis ir gerbti mūsų didžiąją amerikietišką vėliavą. And whether a child is born Ir in nesvarbu, ar the gimė urban vaikas sprawl of Detroit or the windswept Detroite plains of ar kitoje Nebraska, šalyje, ar they look Nebraskoje, up at the same night mes sky, visi matome they tą fill their patį heart with nakties the same dangų dreams, ir visų and širdis they yra are pripildomas tų infused pačių with the breath svajonių of life ir by the same įkvėptos gyvybės, almighty Creator. gyvybės, kurią suteikia tas pats visagalis. So to all Americans, Taigi in visiems every city, near amerikiečiams, and kiekviename far, mieste, small and large, tolimame from ir mountain to artimame, mountain, dideliame from ocean ir to mažame, ocean, hear these words. You will išsakau never žodžius, be ignored kad jūsų again. daugiau niekas niekada nebeignoruos. Your voice, your hopes, Jūsų and balsai, your jūsų dreams will viltis ir define svajonės our apspręs American mūsų destiny. amerikietišką And your tikslą. courage and Ir goodness jūsų and drąsa, love jūsų will meilė forever bei guide gėris us along the way. bus tie dalykai, kuriais mes Together, vadovausime we savo will darbe. make Ir mes America kartu strong again. padarysime Ameriką We will vėl make stiprią. America wealthy again. Amerika, We will make mes atkursime America Amerikos proud again. didybę ir We will mes make padarysime taip, kad America vėl safe didžiuosimės again. Ameriką. And yes, Amerika vėl bus together, saugi ir taip we kartu will mes make America great again. atkursime Thank vėlgi you, God Amerikos bless you, didybę. Labai and God ačiū, te bless laimina America. jūs Dievas ir te Dievas laimina Ameriką. you. Ačiū Jums. God bless America. Te laimina Dievas Ameriką. Labas vakaras, ponia Juknevičiene. Labas vakaras. Na, amerikiečiai patys nežino, ko tikėtis iš Donaldo Trumpo, ypatingai tie, kurie nebalsavo. Lietuva, jūs, buvusi krašto apsaugos ministrė, turite baimių? Kas laukia Lietuvos prie Trumpo? Aš nemanau, kad vien dėl Trumpo. Apskritai dėl tokio chaoso, liktai besiformuojančio pasaulį, nebėra tokio aiškumo, kaip kad būdavo anksčiau. Ir taip, iš tikrųjų yra neaiškumas. Aš nelabai žinau, ką jisai planuoja daryti. Iš kitos pusės mane stabdo baimėm tai, kad Amerika yra Amerika. Ji turi savo sistemą, tai nėra Rusijos prezidentas, kurį išrinkus jis savo rankose sutelkia visą galę. Užsienio politikoje didžiulį svorį turi senatas. Man teko lankytis gruodžio mėnesį, kalbėtis su pačiais aukščiausiais senato vadovais ir abiejų pusių, demokratų, respublikonų. Tai ten visiškas konsensusas dėl mūsų, sakykime, dėl NATO, net ir dėl Ukrainos, dėl Rusijos. Bet, ponia Juknevičiene, jeigu, sakykime, Donaldas Trumpas pildo savo pažadą, kad amerikiečiai nebegins tų, kurie patys nesirūpina savo saugumu. Čia tas toks nuskambėjo pagrasinimas Lietuvai ir kitiems, kad finansuokite savo krašto apsaugą tiek, kiek amerikiečiai finansuoja. Aš manau, tai buvo visai sveikas pabarimas. Jis buvo išgirstas pagaliau. Man dar ministre būnant, kiekvienas gynybos ministrų susitikimas prasidėdavo, kaip tėvė mūsų, nuo to, kad Europa skiria per mažai pinigų, per mažai lėšų. Bet nelabai kas girdėdavo. Gerai, bet ir iš tikrųjų jis teisus šitoj vietoj. Trumpas gali tą savo grasinimą įgyvendinti? Nemanau. Čia aš ir kalbu, kad apie užsienio politiką, tai aš esu, kaip sakyti, ramesnė, dėl to, kad kai matau, ką paskyrė gynybos ministru. James Mattis, tai yra, aš nežinau, geriausia, ką galėjom įsivaizduoti. Tas pats Rex Tillerson, valstybės sekretorius, apie kurį čia tiek daug buvo kalbų ir kuris čia su Putinu dirbo, iš verslo atėjo žmogus, bet kai aš klausiausi jo klausimų, labai ilgai trūkusių, tarp kitko, senate, tai man visai atrodė solidžiai. Gerai, ponia Juknevičiene,
visi laukia tokie, na, žodžiu, po inauguracijos turbūt kitas į pasaulio dėmesį sutrauksantis renginys bus Trumpo ir Putino susitikimas. Ir pasaulio analitikai baiminasi, kad tame susitikime gali įvykti Jalta 2. Neįvyks taip greitai, aš tuo netikiu. Tai, kad Putinas bandys išnaudoti tą susitikimą būtent ne va tai kaip Jalta 2, tai sunku pasakyti, kad jis įvyks, tai tikrai, aš net nebejoju. Na ir turbūt taip ir reikia. Ta darė Bušas, tą darė tas pats Obama, kai tik atėjo, pamenat, 8 metais paskelbė kartu su Clinton reset arba perkrovimo politiką, kur buvo tik po Gruzijos. Tai ten buvo turbūt dar daugiau tokių pavojų vairių. Na, o čia matysim, žinoma, būtų labai blogai, ne veltui aš irgi buvau tarptų, kurie pasirašėm laišką Donaldui Trumpui su Rytų Europos politikų grupe, paaiškindami savo požiūrį. Tai Ukrainos likimas man labiausiai rūpi šitoj dabartiniai situacijoje, nes aš nemanau, kad Baltijos valstybės kaip nors gali būti atiduotos ar ten pasidalintos, bet kad Putinas ir toliau gali bandyti stiprumą NATO per mus, tai čia ta grėsmė išlieka. Tai dabar Lietuvai iš kur ateina ta grėsmė didesnė? Ar dėl to, kad Amerikos prezidentas sunkiai prognozuojamas ir Putinas gali jį išnaudoti, tą tokį nepasirengimą užsienio politikai? Ar vis dėlto tai, kad Europa silpnėja? Aš jums plačiau pasakysiu. Aš šiandien didžiausią tokią kaip ir grėsmę arba iššūkį ir mum taip pat, nes mes esam dalis to dabar jau vakarų pasaulio, matau ne tiek Rusijoje, kiek tame, kad vakarai prarado iniciatyvą, vakarai apskritai, Amerika ir Europa kartu. Aš matau čia kaip vienetą. Mums labai svarbu, kad Europa ir Amerika būtų kartu. Ir kai vakarai prarado iniciatyvą, čia dėje, bet tam tikras akmuo ir jau nueinančio prezidento daržą. Putinas šiandien tokioj situacijoje, kad praktiškai susikūrė strateginėse svarbiausiose vietose karinės pajėgas, kur jisai užėmė strateginės pozicijas, taip kaip fronto linijoje tam tikroj. Kitas dalykas, vakarai dabar dažniausiai tik reaguoja. Jie neformuoja lyderystės, neformuoja politikos, eina paskui Putiną ir laukia, vat ką Putinas vėl padarys. Čia Ukraina, Krymas, Rytų Ukraina, Sirija ir mes tik reaguojam.